Kaip pasakyti savo merginai, draugams, kad tu buvai alfa vyras mokymuose, kad tu skaitai knygas kaip suvilioti moterį, skaitai apie alfa vyrų psichologiją, kad tu eini mokintis šokių mokymus ir taip toliau. Nereikia sakyti, nes jų realybė nesuprastų, jie tavęs smerks už tai dažniausiai. Ta prasme, geriausia jiem pasakyti yra, kad tu eini, jie į šokių mokymus, ta prasme išmokti šokti partnerį, žinai, salsa, bačiata ir viskas. Nes jų realybė to nespras. Kiek yra, pavyzdžiui, vyrų, aš einu, pavyzdžiui, gatvė kur nors ir būna atpažįsta, žinai, vyras ir jisai savo kokiai merginai pasako, žiūrėk, žinai, čia Airinas eina, čia alfa vyras eina, žinai. Tavo mergina nenori to žinoti, jai net nereiktų sakyti. Kodėl? Nes ji tikisi, kad tu turėtum žinoti, kaip elgtis su moterimis. Ji tikisi, kad tu turėtum būti tas idealus vyras, kuris moka elgtis su moterimis, kuris pasitikė savimi ir kuriam nereikia jokių knygų skaityti, jokių DVD žiūrėti, tobulėti ir taip toliau. Vadinasi, jeigu tau reikia skaityti knygas, tobulėti žinias, tai tu vadinasi esi šauks biški nevykėlis. Čia taip jų realybė galvoja tų merginų. Todėl geriausia yra tai laikyti paslaptie tarp mūsų vyrų. Ir ant jų jau naudoti išmoktus dalykus, tai yra tiesiog daryti ant jų. Tai iliustruoja puikiai vienas pavyzdys, kai vedžiau mokymus Bulgarijoje ir buvo. Ir aš tiesiog, kai pradėjau pasakot technikas, viena mergina tiesiog negalėjo būti kambaryje ir išėjo. Nes tai yra ne jų realybė tie dalykai. Mes čia tarp vyrų galim. Tai pasakot, mokintis daryti. Kitas buvo pavyzdys, pas mane atvažiavo programuotojas visai neseniai. Ir buvo pas mane mergina, graži blondinė, taip toliau. Tai kai jis norėjo mano programuotojas patarimų, kaip elgtis su moterimis, tai aš nuėjau su į kitą kambarį apie tai kalbėti. O savo merginą palikau kitam kambarį. Kodėl aš tai padariau? Nes būtų neveikia, jeigu aš būčiau jam patarimus dalinęs prie tos merginos. Nes tai yra tarp mūsų vyrų paslaptis. Tai turi būti individualiai, privačiai daroma ir viskas. Kodėl aš seniau filmuodavau savo daug mokinių, kodėl aš dabar daug mažiau filmuoju ir tik retsykiais įdedu vieną kitą mokinį. Todėl, kad nebereikia, jau mane žino. Aš jau tai padariau, kad mane žinotų, kad žinia daeitų iki tavęs. Tu žinai mane, tai svarbiausia. O dabar daug vyksta mokymų privačiai, už uždarų durų. Todėl tau nereikia ir net nepasakok tom draugam, kad ten yra kažkokie alfa vyras mokymai, nes tu tik tais savo daraisi meškos paslaugą. Po to jinai galvoja, kad tu ant jos darai technikas, taip toliau, žinai, kad tu kažko nori. Tau po to bereikalingai reikia jai aiškinti, bereikalingai gaišt laiką, bereikalingai įtikinėti, kai vietoj to jau tu darytum, viliotum ją, suviliotum, mylėtumės, užtaisytum vaikus, rūpintumės ją ir pratęstum savo giminę. Tu bereikalų gaišti laiką. Tai va, negaišk laiko, nepasakok, laikyk tai paslapty. Čia yra tavo asmeninis dalykas, privatus, kad tu mokiniesi tai, kad tu skaitai tokią literatūrą, kad tu dirbi su manimi. Ir šiuo metu aš esu Vilniuje, drąsiai gali su manimi susiekti dėl pamokų, mokymų. Susisiekiama yra per www.patrauklus-vyras.lt, ne per Facebooką, nes kaip ir minėjau, Facebookai ten ne mano yra. Aš kontaktuosiu su žmonėmis per elektroninį paštą ir per telefoną. Susiek per www.patrauklus-vyras.lt, parašyk man paštu arba užpildyk formą ir laikyk paslapty, nes čia tarp vyrų mes žinom. Ate.